Taigi, sveiki čia visi, su jumis sveikinas Lukas dar kartelį, tai šiandieną mes darome video apie papūgas, truputėlį apie jas daugiau papasakosiu, nes per savo snapshot video nedaug ką iš tiesų papasakau apie jas, tiesiog aprodžiau jums papūgas, na bet iš tiesų pažiūrėjęs visus update logus, kurie yra Minecraft oficialiame puslapyje, pamačiau, kad iš tiesų tos papūgos daug ką gali padaryti ir sužinau, kaip jas reikia prisijaukinti ir kaip jas pasisodinti ant savo pečio. Tai va, tai iš tiesų skraidau dabar čia per džiunglės, rašo, kad tos papūgos turėtų atsisponinti džiunglėse, bet pakol kas aš jų, tiesą pasakius, nematau ir nemačiau nei vienos. Nežinau, ar tai turi įtakos, kad aš esu creative mode, nežinau, ar tai kažkiek įtakoja šitą jų spawn rate, bet galbūt jos yra pakankamai retos ir, nežinau, tų pačių ocelotų nelabai aš matau. Taigi iš tiesų pralaukiau jau čia pakankamai ilgą laiką ir nei viena iš tiesų šitą papūgą nesisponino, tai manau patys mes jas atsponinsime. Times atei. O, matot, nemoku net komandų. Tai maždaug patys mes jas atsisponinsim ir pabandysime čia su jumis paeksperimentuoti. Štai pakankamai graži vieta. Tai galim atsisponinti. Ir dar lyg pradėjo. Gerai. Dabar mums reikia pasimti šitą dalyką. Ir jau čia porą prisisponinti. Taip pat dabar jas prisijaukinti galima su sausainiais, tai mums reikės cookies. Taip. Ir štai viena. Vieną iš karto prisijaukinam ir kitą iš karto prisijaukinam. Dabar kaip mums jas užsidėti ant savo pečių, tai mes jas turim right clickint. Ir štai jinai ant mūsų pečio sėdi. Šitą irgi taip pat galim užsidėti, nes mes ją prisijaukinam. Ir štai, jos žiūri ten, kur mes žiūrim. Žiauriai yra cool. Tik aišku, esmė tame, kad, kaip matėt, jeigu pašokat, tai tada jos nukrenta. Iš tiesų, pakankamai logiška. Tai, va taip, ir, labai apmaudu. Apmaudu. Tai tokios tokelės. Taip pat jos ką dar daro, tai tiesą pasakius, matot, skraido čia truputėlį, ne? Truputėlį skraido čia jos. Ir taip pat dar vieną daro dalyką, tai jos gali atmėgdžioti įvairius mobus. Tai, tarkim, pasimkim zombiją, ne? O kas čia? Arai, šito aš nematęs. Blogų tiesą pasakius. Tai pasimkim zombį. Ne? Oi, ir dabar pašokim, nusimeskim mes jas ir zombį atsponinti. Taigi, padėkim jam numirti ir pasiklausysime. Jau numirk pagaliau. Tai kas nors... Palauk, tai man taip atrodo, turi būti zombis gyvas. Nes va, kaip matot, kaip girdit. Jo, po truputėlį jos atkartoja. Žiūrėk, cool yra, tarkim, pasimkim šypą, ne? Va, atkartoja. O! Žiūrim, kas čia dabar bus. Ne, panašu, kad šitųgi avių nekopijuoja jos. Oi, atsiprašau. Taip pat gali ką nukopijuoti. Tai paimkim šulkerį, ne? Čia šulker boksas. Štai, ir dabar mes jį atkopijuojam. Atkopijuojam, atsponinam. Va. Tai va.
atmėgdžia įvairius mobus šitos papūgos, žiauriai yra cool. Tai va tai, tikiuosi patiko šis video, jeigu patiko spaudžiam laiką, jeigu nepatiko spaudžiam dislaiką. Na bet tai netol, su jumis buvo Šlukas, dėkui, kad žiūrėjot, susimatysim kitą kartą. O žiūrėkite, teleportuojasi mūsų papūgos. Na bet, kaip ir sakiau, susimatysim kitą kartą. Bye bye!